Kon, labas rytas, labą dieną, labas vakaras, nežinau, kada žiūrat, bet sveiki atvykę naują video. Ir šiandien labai anksti atsikėlėm ir važiavom iki autobusų stoties. Iš autobusų stoties, surprizas, lipom į autobusą. Labai jau rekuryti. Ir žodžiu, tada iš ten važiavom su autobusu į kietą miestą. Su autobusu nebelė kokiu, su meiktamojo, to su sliperiu. Žiaurė patogiai, šiaip 4 valandas ir mes jau esam kitam Bangladešo miesti. Koks bazar, jeigu lietuviška, koks bazaras. Rimta, toks mes vadiriaus. Su to iš tą vietinio autobusų važiuojam. Autobusas skylė šitą. Padonga matos. Bet ne, iš tikrųjų, ton miestą pasilikėm vėliau, o dabar varom į tokį vietą. Ienon man padės nuvažiauti Mahis. Pasisakyk. I hope you and everyone well. We are heading to the world's most largest refugee camp on the planet. We can explore together, see the life extensively, how it would look like. Su Mahimuni sujungi toks bangladešietis, katras gyvena Lietuvo. Aš galvoju, nuvarys pasanaujas šiaip, žinai, kažkon paveiksam kartą, bet šiandien pradėjai siūlyti toks variantas. Tai jums bus mano gids iš tikrųjų, aš šalim ir pinigus mokės už to, sutarėm kainą. Keik pasakys video pabaigo. Valandą važiavom. Nu, gal nereikėtų tikėtis, kad toks dalykas, kad pabėgėlių stovykla bus labai lengva pasiekiama ir kuri pat patogia kažkur. Okay. So we need to tell someone that the foreigner is here. Somebody knows that I'm here, and if something bad happens, they that's why they find me. They find me. Sort of like. Ką pasidėlsim, ką? Gera, toks įvadinis dabar, papasakos biški daugiau apie ton pabėgėlių stovyklą. Tai šiuo metu Rohingya pabėgėlių stovykla Bangladešė ir čia, sakė, gyvena virš milijonų pabėgėlių. Tai ta etninė tauta gyvena šimtmečius Mianmarį, bet anų kažkodėl nepripažintinas ir du svarbus įvykiai. 1982 metas buvo priimts įstatėms, kur Rohingya gentį tiesiog prarado Mianmarą pilietybę ir nieks anų nepripažino kaip Mianmarą piliečias. Tai skaityk, tai žmonės be paso, be teisių ir be jokios apsaugos. O 2017 metas situacija tapo tragiška. Mianmarą kariuomenė pradėjo specialią operaciją prieš šitus gyventojus ir masiškai pradėjo deginti kaimus, žudyti. Ir tokiu būdu ir atsirado ta šita pabėgėlių stovykla, nes visi masiškai iš Mianmaro bėga čia šita. In 2017, when we were in Myanmar, we had a very normal life, very simple life, but our life was really also tough there. We were very restricted. We could not even move one village to another village, one town to another town without the government approval. We had to take approval from so many things, for cooking, for wearing, for moving, for owning our own land. And many people in our village were killed, shot dead, and many women were raped, and many young children, even kids, were thrown to the fire alive, to the fire. Living now in the refugee camp and dwelling for over more than 8 years. So you still hope that one day you can come back to Myanmar and call this place home, yeah? Of course, because no one chooses to be refugee. Young children don't have access to higher education. We don't have enough food here. We don't have enough water. We don't have sustainable shelters. So this is not really life. It's totally uncertain. So we need the attention of the international community, and we need support to return, to go back to our homeland, to our country, and rebuild our life. Toks siauras gatvėlis, tokiai bambukinė namuka. O, per čia ant maldai jaučiu. Madrasa maybe. Hundi jada naam
Blem, bet šitim vakam mūni matyti jaučiu didžiausias pramogų, kokį tik ir buvėm. Adi am tol gira hotol lai bro. Pada? Hey, hey. Follow gira ho. He lives super simple life. Homes, one people, two people. This is kitchen, bro. This is kitchen? Wow. man, super simple. But they are pretty clean people. Yeah. Everything is nice, organized. O čia mėgt žmonės, ne? Kiek vakų plikas pimpaliukas laksta. Žiūrėkit parduotuvėlį kokį. Bet geras vaizdėlis. Robert, I come to these places and the kids are always look so happy to me. They don't need much, you know. We in the Western world have everything and we not satisfied with it, you know. See their faces just for you to see you to the encountering you to the they're really happy to see the other foreign guy. Nu, čia šitą pagrindinės gatvelės vis tiek yra ir įstaigas, ir parduotovis, paslaugas žmonės teik, viskai verslą, kuras, nu, logiškai, vis tiek čia ir toks didelis žmonių kiekis bendruomenė. Gyvenėm svert, kaip sak, kaip ir visur kitur. Vėgis tas. Tuk-tuks į kalną neįtraukštą. Bet man išlėja pusiau įtraukštą, da pastums prie to paidžiu. Dabar Ikea atveit, atsiveži Ikea stovyklą. Ko, nežinau, labai liūdna situacija čia. Gaidžia šitą. Labai daug šiukšlių. Kirpykla. Hello. Hello. Bet sveikinas, višta. Viskas normaliai. Bet man lievs jausmas čia būti, nes toks tipo. Aš atvariau čia tam, kad pafilmuoti, ką prasta žmonės gyven, ką panim čia blogą, o žiūrėkit, kiek šiukšlių iš to content daraus. Ir nu, toks psichologiška kažkoks. Aišku, iš katros pojas pažiūrėtis, gali sakyti, kad aš čia parodavo jums realybę, iš tos edukacinis pojas tokios vėl grįžtam prie to, kad parodyti, kaip mes gerą gyvenam ir kaip kiti gyvena žmonės pasaulyje, bet kažkap nėra nei vaibo, nei su tas vakas čia vaibinti. Šiaip, nežinau, leva jautus. O, stadioną tvarkojai. Oi, nu gal ir nieko. Gerą bandau pasikorti, pažaisti su vakas, kaip futbolio, gal kažko. Hello. O, geras, suvakas man patinka. Sveiks, labas. Hello. Hello. Hello,
Good, you? How are you? Good. Good, how are you? Good, how are you? You fine? I'm fine too, I'm fine too. I'm fine too. Vis noriu paspaust mano ranką. Good, you? I'm fine, you? I'm fine. You fine too? Okay. Kur man gids nematau. Pažiūram už nugaros kiekvieną. Op. Normaliai iš nugaros. Praktiška vis. Varom. Vien par. Gerai, man fainė, nes laimingi vakar, mūnį pamatėm. Negi gyveni, dein va toks parien balts. A ne? Ok? Sakau, pinigų reik paprašyti, aišku, reik suprantam, bet visiems čia nepridalins irgi. Žiūrėk, čia va toks video, nei dar. Ir sakė, nemažą peržiūrų renk, tai ta prasme, žiauruk. Kap keiti daros pinigus, ne? Nesakė, uždėrėm šitą video. Iščiuka. Pas kažko įsverčiu dabar vedas. Labirintas, čia tokias bliam, gali ir pasiklysti. Thank you very much. Kap Fanta. In Islamic school, you teach English. How old are you? I'm 18 now. You're 18? Yeah. 18 and teacher. Huh. Nice. I'm also studying. Lithuania. Where is this? In Europe. In Europe. Yeah. So then they are foreigner. Yeah. Madrasa is school time. Sit. Is That's cool. Bangla subject. Yeah, Islamic school. Is Bangla language. Sakė, tas žmogus moka atminti navės Koraną. Ir dabar sakė, pademonstruos mums. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون. Precious things, one of the best things. What do you feel it like? Is harmonious things? Jei, gražus balsas šiaip iš tikrųjų. Ilgą dainavą, bet gražus balsas. Fainė. Bet pišinėjaugia buvo. Gerai, atsivyt pasisodėną į kietų kombarį kažkokį, sakė palaukti, kol mano tas gids pasimels ir viskas. Varysam laukant iš čia. Jeigu kažkas norėtų prisidėti prie tų žmonių, kad reikia čia apgyventi sunkiai, tai paliktų nuorodą komentarus organizacijas, kad to užsiem. Ne, jų manim paukoti nelabai išės, ne to reikios svetainės. Daug bangladešietišką banką sąskait. Gal, bet nemanau, kad pavyktų jums išvestant pinigus narės. Tai nusais paukojo 5000 svietim pinigų, sakė, nusipirks ventiliatorių mokyklo, kad nebūtų tiek karšta, kol motina saka. Lemba, ką pavargau iš tikrųjų, savo čia dabar irgi kokį pusvalandos suveinu, tuk važiuom, tada dar kokį pusvalandos su kitu ir dar su trečiu, dar kokį 15 minučių. Bet atvarėm prie paplūdimiaus. Ir visai mums čia tvarkingas. Kap. Toks pusėtina, bet visumą labai gražiai atrodo šiaip. Tokiai laivuką. Žiūrėkit, aš jums parodiju step.
Gražianė. O čia tokių hamakiukų pridėt. Va čia aš suprantu, va čia aš jau suprantu. Čia jau man patinka. Ne, ten ir šiaip įdomiai buvau pažiūrėti, bet biškį liūdna. Tai pabūnam 10 minučių atsiputam ir tad varysam į ton bazarą. Į ton koks bazarą. Pažiūrėsim, koks tas bazaras. Žiūrėkit, man draugėliau žiūr gal masažon, sakau, man galėtų. Padarys faks masažą, kapkeitą. Blemba, jau sumokės už tam tikrai normaliai. Žiūrėk, čia nuėjom tus hamukus, per naktį nepaliek. Ir gerai, masažas baigės ir vakar, man atrodo, jau labai stipriai neįlau kažko. Kažko lauka, nei... Palauk. Ui, kom. Ei, ramiai, tu raminkis. Kas? Aš dabar nežinau, kas daugiausia. How much? 100, really? 50? Oh, trying to scam me, right? No, okay. Ir dabar... Okay. Who massage? You massage? Okay. Okay. Užkontau. Užsidirbti turi. Can you tell them to split? Split, yeah? But split to buy something, yeah? Like 100 more. So 200 and split between them, yeah? Oi, čia pyksta, raminatės, o? Skiriam, vai. Bliam, čia nekontroliuojam situacijų, tie pipykstas dėl pinigų žmonės pradeda muštis. Ramiai, okei? Tindon, Fadjon, 4 4 8 Man draugai išėjai valgyti, užsakyti kažkas tokį, čia tai jau prasidės tas iftars, kur jau nutraukė pasningą. Aš ir šiandien vesdai niek nevalgiau, nenorėdams kažką. Tai būtų fainė visai kažkon skanės suvalgyti, o kol Laniai dar negrįžo. Ein prie jūros. Noriu tus laivukus pasižiūrėti iš arčiau. Bet čia, bliamba, neįkrėsti riek. Ant kokos lipu. O čia. Opa. Nu, labai įdomus tai laivuka. Bliam, tą formą tokį. Abiejos pusės vienod, simetriška. Ha? Keita. Šitą mūsų iftars tie atrodo, biškų užkosiam, tad varysim į ton miestą, kur sakiau, ir ten jau pavalgysim normaliai. Žmonės rašo, o tu plauni rankas, nemačiau nei karto, ką plautum. Kodėl reikia rodyti, kad tu plauni rankas? Nu, nusiplaunu vakars, jūro. Pasnings nutraukams nuo datulių ir vandens ir gali būti lengvi vaisė kažkai. Sultis. Tai to ir padarom. Net į datulius skaniai kapės dai nevalgiau. Va toks. Varom į tą miestą. Žiūrėk, mes buvom tam miestą, bet greitą pavalgėm ir viskas. Žaidėm vienas pasilikti pernakvai, gal praeiti ieškom, bet mane įsaka, ar tu nori gal mėgoti šiandien pas man tetas kaime, sakau, jo, norėčiau, visai būt fainė. Tai rodavo pas tos tetas, kiekvienos ir 2 valandas, tai čia labai atvežiau sam. Nu, bet niek. Dabar persodėn į Kietą kažkodėl.
Šveicnė? Nu, davai, grįžti. Kap šesėdėsri. Kap šprotą dėžutė. Kiek čia? 1, 2, 3, 4 eilė. Čia 4. Dar gali 3 ir dar pačiam gali. Dar 2. Ne, 3. Kiek čia žmonių? Jūs matot? Spanish. English? Where are you from? English or Spanish? Spanish. Whoever moves first is gay. Baliamo, matėt, ta prasme, šešinė jau, o antras toks sustojams, patikrinėms ten policijai tikrint. Ir žiauriai įdomiai tikrint, ta prasme, ko daro. Tiesiog prieint prie žmogaus ir pridėt rankų prie širdies ir žiūri, ar stipriai plak, ar greitą plak, ar ne. Jei greitą plak, nu tikėtina kažko vežys jau, ko negali, arba kažko neis prisidėti. Stojkva, technika. Žiauriai bonus, dėvisi, žiauriai įdomi. Bet man neatšpiniai, mums netikrint. Wow. Okei. Oi, kaptomse. Žiūrėkit, kiek valandų jau. Futboliok mačas. Salam aleikum. What is your name? Messi. What is your name? Ronaldo. No, Messi. Ronaldo? What is your name? Lucas, my name. Lucas? Yeah. Messi. Messi? So Messi or Ronaldo? Messi. Cristiano Ronaldo. Nice to meet you. Bye-bye. 12 minutės žaidanį savo ramiai. Oh, very nice place I see. Damn. যাও এখন রাতের বেলা বলতে রাতের বেলা দেখবে আমরা মানবো না আমরা এটা দেখতে চাই জুতা নিয়ে না জুতা নিয়ে জুতা Ну, конюшена. There was like village people are So where do we sleep? we sleep when I go within 5-10 minutes. Don't worry. Und kiek čia lėta viskas vyksta. Atidėjau dabar doklį ir prasidėjau dar kokį 20 minučių, kol man visi žiūrėjai, klausinėjai. Apie mane ir viskas šitą gulai jau lovo. Nu, po jis pirmos nakties šitą ir jau vas pavargęs iš tikrųjų. Kambarys visai neblogs. Žodžiu, aš varau ilsėties, susitiksim rytoj. Ate. Labas rytas, liktai kveit mane kažkur. O, kiek žiūrovų, hello. Ai čia. Šukrija. Oi, čia rūpinas mane mėgsta, pusryčius padarė. Žiauriai. Bomžpakis, kažkokia makarona. Grina bomžpakinė makarona. Bez ką. Tokie paturbinti. O mes juos matam ir svogūną. Daržobišką. Šukrija. Can you tell her I'm very grateful for letting me? Onek donabar. Abar ashbo. What it means? It means I come again. I come again? It's kind of Nu, nemanau, kad aš šiandien grįžtu, bet fainė buvo visai.
Einam prasėsam čia pro apylinks, dabar pasižiūrėsim, ką čia kas. Kaims tipo, ne? Bet graži. Ta karvelas. Čia žmonės darbaujas kažką. Čia kaip gražiai irgi. Man atrodo, čia ryžiai auga. Vaizdelis pasakyškas. O vieštas, tai mačiau. Koks šūds keistas. Wow. Blemba, dabar žiūr, kad kepori palikau savo skrybelį kažkur panašiau. Nu jau. Panašu į mane. Žodžiu, ar esat matėn kapų gamėna plytas? Aš esu matęs. Šiaip čia toks jau visai pažengis būtų, esu matęs ten, kad daug elementariau visko dar, bet žodžiu. Tuo gamykla. Nu, man kiek papasakoju, kiek supratau, tai tiesiog pasiėm molį, dedi ton aparatą, tada blum, kažkas įvyksta, bam, šitą aparatą padalėna į dalis, gaunas plytas formą, tada išdžiovien ant saulės ir tada šauni pečių. Nežinau tiksliai ar tie, bet kažkas panašaus. Kapnė šiuo plytas, kapanė išmokė, neaukiai tą, eik savo. Žiūrėjau, moteris irgi dirb čia. Su tuočiu važinėjęs. Čia belikiai karšto vakščiuoti. Eik, tu keikiant karštis iš čia. Ai, tai čia po apačią ir keptas visas plytas. 70 times more. Bro, you feel the hot? It's hot, man. It's very hot. Taip, įkūrinė. Çara. Ir čia dirbantys žmonės uždirba nuo 120 iki 100 eurų per mėnesį. Nu, nelengvas darbas, nelengvas. Lemia šį laksto mišinos veidų sakėję, tai irgi dabar varom į būtiną turtien suspėti. Be spės vis tvarko, kits dalykas. Ačiū, kad rūpinatės, monu sveika, daug kas klausėt, kap laikasa, nebetrade ir viskas geras. Tai jo, buvau vaistinėje, nuėjau vaistinį, sakau, tarptautinį kalbą naudojau. Ai, išrašė antibiotikų. Tai gerai, jau trečiadienį, kaip ir neblogai jau visai viskas yra. Tai jau vis gerai, susitinkam iš tos veids, apie ką kalbėjau. O kalbėjau aš apie oro uostą. Viskas, varau numiai, kiek čia gali palavinėti. Porą dalykų gal tada sakiau, kad pasakys, kiek kainavo mano gidas. Tai už ton visą ekskursiją
Ons paprašė $150. Nepigia, tikra. Šiaip nebūčiau tiek mokėjęs tikra, bet kadangi aš pats nieko nebebuvau suplanavęs, o buvau liekus tik vieną drelę pelnų dėjinumonį ir uns man tokį variantą pasiūlė tokių įdomių dalykų paveikti savo pagalbą, kur pats gal aš net nežinau apie tokį seis išves, tai sakau, reikia investuoti turinį, tai teik to. Iš tų pačių uns beje sumokėjau už visus tuktukus, autobus, traukinius ir toliau. O antras dalykas, šiaip visą laiką iš šalių kitars aplankau parsivežtos šaliais valiutas ir followeriukam parvežu lauktuvių, tai šį kartą į ton pažiūrėjau dar rimčiau ir išsikeičiau normaliai, o pinigų čia realiai ir 2 eurą tik tas, bet smolkus nominalą, bet naujus kupiūrus žiauriai gerai atrodo. Tai jeigu mane pamatysit kažkur, nebijokit prieiti ir paprašyti bangladešietiškų takų. O ką aš tos kupiūrus gavau, tai pasižiūrėkit, čia procesas, matė, atrodo. At the bottom of the yeah, how many? 100 taka exchange? No, like 500 maybe. 500, a lot of small notes. Yeah. Okay. Ir trečias dalykas, kon, viskas. Varau, numėjai 3 skrydžiai, vėlikiai ilga. Kelionis išlaidas irgi mėgstu skaičiuoti. Parašysiu po video aprašymų bus surašyti viskas. Jo, lygiai mėnesį, man atrodo, šį kartą galvos pakeliauti, aplankiau 3 šalis. Nu, žodžiu, padėko žodis, ačiū jums labai. Be jūsų aš niekas, realiai. Iki. Bum.